Atidarom, special video, druskininkai antra vieta. Taigi gal jau nekartą girdėjote, kad druskininkuose vyksta local žaidimai. Taigi šį kartą buvo Legendary ART 5 deck. Kas tai yra? Tai 3 dekai, kur galime gauti Odd Ice'ą, Lunalight arba Speedroidus. Tai kaip čia viskas buvo, užėmiau antrą vietą, tai tiek kiek mūsų buvo žaidėjų, buvo pripirkta tiek ir dėžučių. Na, padalinus iš 3. Visas maišas buvo sumestų dekų ir iš dekų įsitraukėme vieną deką, kuris mums priklausė. Tai pavyzdžiui, šiuo atveju aš gavau Lunalight'ą. Ir dabar atidarinėjau tai, ką aš laimėjau. Už antrąją vietą gavau 3 pakelius Chaos Origins, pirmą vietą 2 pakelius, plus Reality 5 ir tai, kas buvo dėžutėje. Trečia vieta laimėjo 2 pakelius Chaos Origins. Tai smagus toks dalykas. Ir kas atsitiko labai fainiai, tas, kas užėmė 3 vietą jau tokią jau, tai ištraukė pačią geriausią kortą. Tai jo, tuoj pabaigiu pakelį ir parodau, kas per kortą. Ir tai buvo Pot of Slotas, kuris Card Market'e, man atrodo, nuo 50 eurų prasideda, o mano mėgstamoje programėlėje, per kurį žiūriu kainas, apie 45-4 eurus. Tai žiauriai faina, labai patiko, aišku, tie, kas nori dalyvauti ir žaisti druskininkuose ketvirtadieniais, visada galite parašyti man, susisiekti ir būtinai pasiderinsime, sužaisime. O ar jūs žinojote, kad netgi 85% žiūrovų net nestebi mano kanalo?